gal nuo 25 eilutės, kad įvažiuotumėm į temą, sako, 4 nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. Pamatė jį einant ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir iš baimės ėmė šaukti, tai šmėkla. Jėzus to jau juos prakalbo, drąsos, tai aš, nebijokit. Nuramino tiesiog, taip. Ir Petras atsiliepė, viešpatie, jei tu iš tikrųjų čia, liepk man ateiti pas tave vandeniu. Gerai, ir Jėzus ką sako? Ateik. Nežinau, kokį vertimą skaitai, broli. Gerai, jeigu pasižiūrėsim, atrodytų banaliai istorija, bet šitoje istorijoje šventoji dvasia turi daug pamokų, ta prasme, kiek mes giliai eisime. Sėdi valtyje reiškia ir jie nepažįsta Jėzaus. Ar tai nėra pirma pamoka? Jie sėdi valtyje, mato einant Jėzumi vandeniu ir jo nepažįsta. Ar būna tokių akimirkų, kad savo gyvenime kartais nepažįsti, kur yra Jėzus? Ar čia iš tikrųjų šituose veiksmuose, tai kas vyksta šiandien, tai kas vyksta šią savaitę, tu sakai, aš nesuprantu, kas vyksta. Ir lygtai tame nematai, Jėzau, kur tu esi, lygtai per rūką. Mes patenkam kartais į tokią situaciją kaip mokiniai, sėdime toje valtyje, toje pačioje valtyje, kur paskui Jėzus įsėda į tą valtį ir plaukia į kitą krantą. Prisimenat, jau mes pamokslavom, būti vienoje valtyje. Bet yra vienas nuostabus brolis, kuris visada imasi iniciatyvos. Ir aš skaitau, kad tai yra Dievo dovana. Suprantat, Dievo dovana bažnyčiai žmonių, kurie imasi iniciatyvą išlipti iš valties, kurie yra netradiciniai. Mes pripratę prie tradicijos, taip, 5 giesmės, malda, pamoksliukas ir einam valgyti, vaišintis, ne? Čia yra tradicija. Bet yra tokių netradicinių, kurie sako, gal kėdžių nesustumkim. O kam sėdėti? Šlovint galima stovėdami. Liūdėt galima stovėdami, teisingai, kam salė kėdės. Ir čia yra netradicinis toks Petro požiūris. Ir aš sakau, geras, jis mane gąsdina, aš sėdžiu valtį, Petrai, tu jeigu nori, lipk iš valties. Bet esmė kokia yra, kad sėdi mokiniai, kurie visi pažįsta Jėzų. Ir čia tokia pamoka, kurią nori duoti Jėzus. Ne šiaip sau Jėzus užsibuvo maldoj, taip? Ir po to tik tai prisijungė ežero vandeniu. Taip, ir paskui lipo į šitą. Bet čia buvo su tikslu. Ir Petras sėdėdamas valdy, sako, Jėzau, jeigu tu čia. Atrodytų, kad Petro akis irgi dar ne viską aiškiai mato. Sako, man reikia įsižiūrėti. Šiandien mes kalbėjom, jo brolis važiuoja dviračio. Prasilenkia šeliukį su vienu broliu, kuris vaikšto, prasilenkia ir viens kitam labas nepasako. Ir pas vieną mintis, ir pas kitą mintis. O šiandien, kada mes pasišnekam, tas brolis, kuris vaikšto, sako, man reikia žiūrėti, kiekvieną žmogų įsižiūrėti, aš šiek tiek gal prastokai matau, įsižiūrėti veidą, kad pamatyčiau. Bet tas brolis su dviratuko nepasimetė. Galvoja, ne, čia kažkas yra. Jis apsuko ratą, privažiavo prie to brolio ir sako, labas broli. Ir tada, kada pakėlė akis, jis sako, o, kaip fainiai, tu čia, matau tave. Tai su Petru kažkas yra panašiai. Jis sako, nori žiūrėti, sako, nelabai suprantu. Algirdai, tu ten sėdė ar ne? Nedatraukė mano žibintai, ta prasme. Taip. Ir jis sako, hei, Algirdai, jeigu tu ten, duok man atsakymą, liepk. Bet čia Petro širdies motyvas, žiūrėkite, ką mes galim iš Petro, dabar tik iš pozityvo mes žiūrėsim. Čia yra biški negatyvo, bet žiūrėsim iš pozityvo. Iš Petro mes ką galime pasimokinti? Jis labai teisingai, jis nesima iniciatyvos, aš lipsiu iš valties. Taip? Jisai sako, viešpatie, duok žodį, duok įsakymą. Jis pirmiausiai pasitikė, kad viešpats, jeigu tai viešpats Jėzus, lieps, aš eisiu, jeigu nelieps, neisiu. Kaip dažnai mes užlipam ant to grėblio, kad jeigu mes matome Jėzų darant kažką arba kitą brolį einant kažką, mes tiesiog net neklausėme, Jėzau, ar tai yra tavo valia? Ką tu sakai? Koks yra tavo žodis? Ar tu man asmeniškai liepi tą daryti? Ir savo tarnavime iš tikrųjų, vėl grįžtu prie tos dvasinės dovanos, kurios Biblijoje nėra, skylių kamšymas, ne? Bažnyčiai. Kas galėtum? Aš galiu. Kas tą galėtų? Aš galiu, reiškia. Nu ir kamšai skylės. Va, bet suprantate, tas toksai ėjimas ne į savo tarnavimo vietą, tai ir yra, kada aš negirdžiu, Jėzau, koks yra tavo pašaukimas? Kur tu mane siunti? Kokia yra tavo valia?
liepk man ateiti, pasakyk, ką aš turiu daryti. Vat pirmas žingsnis, brangieji. Pirmas žingsnis, ką aš turiu šią savaitę daryti. Nu taip, tu turi dirbti, taip, uždirbti pinigus, mylėti šeimą, savo vaikus, dukrą, uošvienę ir panašiai. Mes tą žinome. Bet kada mes klausėme Jėzau, pasakyk savo žodį. Ir mes kartais negirdime Jėzaus. Kodėl? Todėl, kad Jėzus yra žodis, kuris yra užrašytas. Žodis yra užrašytas. Ir sako, jeigu tau reikia liepimų daugiau, paskaityk Naują Testamentą ir turėsi tiek mano žodžių, kad žinosi, ką daryti. Mes kartais taip, mes perskaitame žodį ir dar kartą klausime Šventosios Dvasios, kaip Šventoji Dvasia veda. Taigi, Petras klausė, jo širdis yra nuolanki, tik pasakyk ir aš eisiu. Ar visada mano širdis, retorinis klausimas, ar visada mano širdis yra pasiruošusi, ateinu į bažnyčią, Šventoji Dvasia, esu pasiruošęs eiti ten, kur tu mane siūsi kitą savaitę, daryti tą tikėjimo žingsnį. Ar visuomet esame pasiruošę priimti? Nes iš tikrųjų Petrui sako, gerai, ateik, jokių problemų. Ir Petras galėtų sakyti, ups. Prašymas biški buvo too much, ne? Kaip anglai sako, bet Jėzus sako, jokių problemų ateik. Taigi gauna šitą žodį iš Jėzaus ir jisai eina, Petras išlipęs iš valties, 29 eilutė, ėjo vandeniu, norėdamas ateiti pas Jėzų. Koks Petro tikslas šitame stebuklė? Santykyje su Jėzumi, jo tikslas ateiti pas Jėzų. Jo tikslas nėra pasirodyti prieš visą valtį, teisingai? Nes mes galbūt kartais irgi piktasis kartais pagauna, kad pasirodyti prieš žmonės. Ne, Petro širdis yra tyra, jisai eina, nori ateiti pas Jėzų. Taigi viską, ką mes darome, kad gauti žodį, Jėzau pasakyk ir aš ateisiu link tavęs. Kad santykis su tavimi būtų, atstumas su tavimi būtų dar mažesnis. Ir mes užduodame tos klausimus. Taigi norėdamas ateiti pas Jėzų, pas jį buvo noras visada būti šalia Jėzaus, būti arti jo. Ir eina audros metu, jisai net nežiūri, kad yra audra, jisai žiūri Jėzų ir audros metu. Įdomiausia tai, brangieji, kad šitame eksperimente, sakysime taip, arba išbandyme, dalyvauja vienas Petras. Mano klausimas, kas yra tie mokiniai? Mokiniai sėdi valtyje. Kodėl nesiima iniciatyvos mokiniai kiti? Nežinau. Jie tiesiog sėdi, kadangi jiems taip yra patogu, jiems taip yra saugiau. Brangiai, valtyje sėdėti kartu su Jėzumi yra saugu. Ir mes priprantame prie saugumo bažnyčioje, prie saugumo šeimoje, prie saugumo darbe, prie saugumo tarnavime kažkokiam taip. Bet kartais, jeigu mes būtumėm atviri ir sakytumėm, Jėzau, aš noriu ateiti arčiau tavęs, Jėzus galėtų tau pasakyti, tai lipk iš valties. Ir mes tada, susigraibom ir sakom, palauk, bet niekas nelipa iš valties. Nu ir kas? Tai yra tarp manęs ir tavęs. Nežiūrėk aplinkui į bažnyčią, bažnyčiokus, į kitus tarnautojus, kad jie nelipa iš valties. Jeigu tu nori, kaip Petras sako, aš noriu, jis norėjo ateiti pas Jėzų. Jeigu aš noriu ateiti arčiau pas jį, tai koks man reikalas dairytis į kitus? Ką kiti tarnautojai sako? Mes taip darydavom, jauni tikintieji, taip? Mes klausdavom Dievo valios, ką reikia daryti, bet mes ateidavom ir pas mentorius, pas pastorius ir klausdavom. Taip, klausdavom, ką daryti dėl vieno ir kito tarnavimo. Ir būdavo taip, kad duodavo patarimus visiškai pievas, ta prasme. Ir mes išgirsdavom tos patarimus. Ne, tu čia geriau netarnauk. Ne, tu geriau namuose atsargiai su grupelė nieko nedaryk. Nes jau įžvelgia kaip kažkokią tai atskirą veiklą už bažnyčios ribų, tai gal tai atneš kažkokį tai... Tu čia ką darai? Atskirą bažnyčią kuri už bažnyčios ribų? Savo namuose? Ne, gal geriau susilaikyk. Ir tu va tokioje akimirkoje tada užduodi savo klausimą, palauk, tai ar aš nesu susimaišęs tarp to, ko nori Jėzus ir to, ką man patarė kiti žmonės. Čia tarp kitko. Bet Petras, matome, jisai nori ateiti pas Jėzų, palieka valtį, jisai palieka komandą, brangieji, jis palieka, aš tai pasakysiu, jis palieka bažnyčią. Aš nesakau dabar, neraginu išeiti iš bažnyčios, brangieji, kiekvieną myliu, branginu, kiekvienas esat laukiamas, taip, laukiamas, visada laukiamas. Bet aš turiu omeny, kad nežiūrint bažnyčią daro ar nedaro, sėdi ar ten klausosi, ar valgo šitoj valtį,
Petras išlipa iš valties ir sako, aš einu link Jėzaus. Todėl, jeigu iš tikrųjų Dievas tave kviečia išlipti iš tau patogios zonos, iš tau įprastos zonos, iš tai, kas yra saugu ir kas galbūt akimis žiūrint atrodytų nelabai saugu, jeigu Jėzus sako, ateik arčiau manęs, tai nebijok, lipk iš valties ir eik artin jo. Keliaujame toliau. 30 eilutė yra žodis bet. Šito filmo siužeto linija šiek tiek pasikeičia ir nuo labiau pozityvios viskas pakrypsta ne ta linkme, bet mes žinom, kad visos pasakos, čia ne pasaka, čia Dievo žodis, baigėsi gerai. Čia tik iliustracija buvo. Bet, sako, nuo šito žodžio ir kada jūs skaitote Dievo žodį, tie žodžiai, todėl, bet yra labai svarbus. Bet, pamatęs vėjo smarkumą, jis išsigando ir pradėjęs skęsti sušuko, viešpatie, gelbėk mane. Trumpiausia malda, kokia nežinau, gal žino trumpesnė dar. Trumpiausia malda iš 3 žodžių. Kaip jūs galvojate, Jėzus išgirdo tokią maldą? Taip. Nereikia valandos, nereikia pusę valandos, užtenka 3 žodžių. Jėzau gelbėk. Bet, kur Petro akis nukrypo? Taip, jis išlipo iš valties, jis pradėjo eiti, bet pasižiūrėjęs į šoną, jis pradėjo skęsti. Kas atsitinka? Jis nukreipia akis nuo Jėzaus į bangas, į išorę, į aplinkybės ir pradeda skęsti, todėl kad išsigąsta. 31 eilutė, Jėzus dar yra viena savybė, jo vidinė. Mes dabar neriam į Petro širdį. Iš valties, iš Dievo žodžio šitos istorijos mes neriam į Petro širdį, kad pasimokintumėm kažko. Ir 31 eilutė sako, mažatikį, ko suabejojai. O mes galėtume susikoncentruoti žodį mažatikį, bet čia Jėzus sako, ko suabejojai. Jis nekaltina, brangieji, nekaltina, sako, ko suabejojai. Tiesiog Jėzus uždavė klausimą, tu pradėjai skęsti todėl, kad išsigandai ir suabejojai. Nukreipė akis į aplinkybę nuo Jėzaus, jis išsigando. Ar šita dvasinė situacija su Petru nėra mums pažįstama? Kada mes sakome, taip, Jėzau, aš seksiu paskui tave, mes pradedam eiti ir netikėtai atsiranda bangos, netikėtai atsiranda aplinkybės, kurios yra nepalankios ir kurios trukdo mums eiti į priekį, mes nusukam akis nuo Jėzaus ir tose problemose pradedam skęsti. Brangieji, būkim atviri, aš būsiu atviras. Praeitą savaitę aš skendau. Čia nuvyliau kažkieno gerai labai, ta prasme, kad nesureikšmintumėt pastoriaus, nesureikšmintumėt pamokslininko, jis yra toks pat, jis nesėdė aukštai ant kalno, nėra pats švenčiausias, o jūs čia netobulys atsistoja čia kiekvieną sekmadienį mokina. Ne, brangiai. Aš pats einu per pamokas, aš pats kartais nukreipiu akis nuo Jėzaus ir pats skęstu. Praeitą savaitę skendau savo emocijose, baimėse ir panašiai. Nieko tokio. Nieko tokio, bet ką aš noriu pasakyti, kad jisai nukreipia akis į aplinkybės, jų išsigando. Ir čia ką mes randame? Mes randame, kad Jėzus apie Petrą ką sako? Maža tiki. Jis nesako, kad tu visiškai neturi tikėjimo arba pas tave tikėjimas nulis, dėl to tu pradėjai skęsti. Ne. Čia sako maža tiki, sako pas tave yra tikėjimas, bet jo yra per mažai, kad tu galėtum eiti vandeniu. O tikėjimo per mažai, todėl, kad tu akis nukreipiai nuo manęs ir pradėjai žiūrėti aplinkybės. Ir kiekvieną kartą, brangieji, kada mes einam vandeniu, einam, kaip pasakyti, link Jėzaus, kiekvieną kartą, kada mes nukreipiam akis į aplinkybės, ką kiti žmonės sako, kaip jie reaguoja, kokia aplinka yra darbe, kokia aplinka yra šeimoje, tas mus stabdo ir mes pradedam skęsti šitose problemose. Ką Dievas mokina ir ką Dievas rodo, bet kartais tarp tikinčiųjų būna tam tikros konfliktinės situacijos. Būna. Gal kažkas esate susidūrę. Ir komanda, kuri vieninga, kuri eina kartu, vieną dieną prasideda kažkokie tai neramumai, pradeda žiūrėti vienas į kitą ir sakyti, daryti tokius sprendimus. Aš jau su jumis nebegaliu eiti. Aš traukiuosi iš komandos. Arba aš traukiuosi, einu iš bažnyčių. Ir tada, kada mes užduodame klausimą, kodėl, kokios to priežastys, jeigu ten pradėsi nagrinėti, tai man tas nepatiko, tavo charakteris, tavo pirmenybės ir panašiai. Bet iš esmės mes akis nukreipiame nuo Jėzaus, mes pradedam žiūrėti į vienas kito trūkumus.
Kažkaip velnias sugeba nukreipti akis į trūkumus ir pradėti kabinėtis ir ieškoti tarakonų vienas pas kitą. Kitaip tariant, akis, kada mes nusukam nuo Jėzus, mes pradedam skęsti. Ir tokios komandos arba tarnautojai iš tokių komandų išeina ir pasišalina. Aš nieko nekaltinu, brangieji, bet bandau pritaikyti tai, ką Petras išgyvena. Jisai nukreipia akis. Ir ką mes čia matome? Jis turi tikėjimą, bet jis yra per mažas. Iš kitos pusės yra abejonė ir baimė. Tik jis girdi žodį. Jėzus sako, ateik, jokių problemų, tu eisi vandeniu. Petras patikė, jis išlipa iš valties, jis eina vandeniu. Ir tik akis nukreipia nuo Jėzaus, susikoncentravimas nuo Jėzaus į bangas, į problemas, jis pradeda skęsti. Čia nesako, jis nuskendo, brangieji. Gera žinia, jis tik pradėjo skęsti. Aš įsivaizduoju, šita situacija buvo tokia greita, jis nukreipia akis, pradeda skęsti ir spėja pasakyti trumpiausią savo gyvenimo maldą, Jėzau gelbėk, Jėzus prieina, čiumpa už rankos ir ištraukia jį. Labai greitai. Toks scenarijus labai greitas, taip? Bet ką aš noriu pasakyti, ką šventoji dvasia nurodo, kad nesvarbu, koks tavo yra tikėjimas, čia kalbama apie mažatikį, apie mūsų tą sielą. Jeigu žiūrėtumėm, kas mes esame Kristuje kaip naujas kūrinys, dvasioje mes turime visą tikėjimą, kurio reikia kalnus nuversti. Brangieji, mylimukai, kaip pasakyti, kaip įsireikšti, tu turi visą tikėjimą, kurio reikia nuversti kalnus. Tu turi tokį tikėjimą, kad galėtum pastumti šito pastato sienas. Jeigu reikėtų, jeigu tokia Dievo valia. Jeigu jūs skaitote Galatams laiške apie šventosios dvasios vaisius, Burbulio vertime neatsispindi, bet vienas iš dvasios vaisių, kuris yra tavyje, dvasios savybė, yra tikėjimas. Ir tu kaip naujas kūrinys turi visą tikėjimą, kurio reikia. Tik tai mes susidurėm, kad iš dvasios mes turim išlaisvinti tą tikėjimą ir leisti, kad jisai per šitas sielinius dalykus, išorinius dalykus, kūniškus, pasaulietiškus dalykus, jisai prasiverštų. Ir štai kodėl Jėzus ir sako, viskas tvarkoj, Petrai, tu turi tikėjimą, tu jį išlaisvinai, tu išlipai iš valties, tu žengiai pirmus žingsnius, viskas gerai, tu turi tikėjimą, šaunuolis, bet to tikėjimo per mažai. O kokio jam tikėjimo trūko? Jam trūko tikėjimo, kadangi jis nukreipė akis į baimę, jis nukreipė akis į bangas. Ką aš noriu pasakyti, brangieji, kad va čia va tikėjimas ir yra, kad mes pradedam žvalgytis į aplinkybės, labiau tikėti aplinkybių poveikiu negu Jėzumi. Suprantat? Ir patenkame į tokias, nežinau, bet kokią situaciją. Tada ateina baimė. Nu, žiūrėkime. Mes esame pašaukti gyventi tikėjimu. Teisingai? Prie šito grįšim. Pašaukti gyventi tikėjimu ir Dievo žodis sako, mes visko turim, ko reikia gyvenimui ir dievotumui. Mes sakom, amen, Dievo pažadas, nesiginčiam su Dievo žodžiu. O kas būna, kai išlipam iš valties? Ir taip darbas užsidaro, 3 mėnesius darbo neturim. Kaip tada mūsų tikėjimas? Mes skambinam į įvairias firmas, mes duodam skelbimus ir atsakymų jokio nėra ir mes žiūrim į aplinkybės, o aplinkybės yra nepalankios ir pradeda belsti susirūpinimas ir pradeda ateiti baimė ir pradedam skęsti savo emocijose, savo problemai. Baimė tai yra emocija, išraiška. Mes bijome. O baimė, sako, Dievas davė mums ne baimės dvasią. Teisingai, Dievas, kuris ateina, jis nedavė baimės dvasią. Tai velnias yra priešas, kuris stengiasi, kad mes visada nežiūrėtumėm į Jėzų, nukreiptumėm akis į bangas. Jo tikslas yra iš šitos vietos paskandinti tave problemose. Velnio tikslas yra paskandinti tave problemose. Ir jisai labai gražiai moka manipuliuoti, kad mes savo akytės nukreiptumėm į aplinkybės. Kadangi mes esame iš to pasaulio, mes išmokom gyventi regėjimu, o ne tikėjimu. Ir štai vieną dieną mes ateinam pas Jėzų, Jėzus sako, dabar viskas bus kitaip. Dabar mes mokinsimės gyventi tikėjimu. Tai reiškia, nežiūrint kokios aplinkybės ir situacija, kiek yra pas tave kišeniai, kiek nėra, kaip žmonės pritarė ir nepritarė, dabar mokinsimės gyventi tikėjimu. Mes sakom, Jėzau, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu pasitikėsi ir būsi visiškai įsitikinęs mano pažadais, kad tai, ko šiandien neturi, tu turėsi. Ir mes sakom, haleliuja, viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui, jau turiu. Jėzus sako, šaunuolis. Iki kito sekmadienio. Pirmadienis, antradienis ir
jūrai skęstam. Jėzau, gelbėk! Finansuose gelbėk, sveikatoje gelbėk, šeimoje gelbėk, santykiuose gelbėk, komanda byra, gelbėk, klijuok ten, nežinau, daryk kažką ir panašiai. Tame nieko blogo. Tame nieko blogo, bet brangieji, čia yra, kaip pasakyti, ringo dvi pusės. Tikėjimas ir Jėzus mus mokina gyventi ir stovėti tikėjime, nesvarbu, kas atsitinka. Dabar aš sakau teoriją, Audrelis su teorija sako, nesvarbu, kas įvyksta, kokios bangos. O kartais ateina tos bangos į situacijas, tarkim, ne, kurių mes visiškai nesitikim. Ateina žmogus, kuriuo tu pasitikė, su kuriuo keliavai, su kuriuo valgiai, nežinau, keptas dešreles ir keptas bulves, ne, nugyvenai ten 5 gyvenimus, 5 metus petis į petį, ne. Ir tu gali to žmogum pasitikėti ir paskui ras šitas žmogus tau, kaip pasakyti, nu vat taip va, vat būna, strėlė taip, kardą į nugarą. Ir tu klausi, kas tada yra, kas tada, kodėl visa tai yra. Tai va. Kitaip tariant, kas įvyksta Petro širdyje, iš išorės viskas eina į jo vidų. Išorė daro poveikį jo vidui. Čia mes renkamės, brangieji, naujo kūrinio bažnyčią. Mes renkamės, kad mokintis iš vidaus daryti įtaką išoriai. Tai reiškia, jeigu yra situacija, mes tiesiog atsistojam ir garsiai nusijuokiam tai situacijai. Suprantat? Jeigu situacija darytų mums įtaką, tai reiškia, mes susiduriam su pirmu nepatogumu ir mes apsipilam ašaromis. Ir mes nuliūdė. Ir džiaugsmas pavogtas. Ir mes sėdėm nusiminį. Ir klausim, Audriau, eisi bažnyčią? Ne, nebeisiu, nebenoriu. Eisim į maldos grupę? Ne, nenoriu. Brolis sako, gal Bibliją kartu paskaitysim? Ne, nenoriu. Nu, aš čia hiperbolizuoju, brangieji, Bet mes atvirkščiai turime iš vidaus, reiškia. Iš to, kas mes esame jame, iš džiaugsmo ir šalomo turime nešti tą įtaką. tą džiaugsmą, ta prasme. Ir visa, jeigu firma ten byra, mes ateinam džiaugsmą, va, kaip Gražina, labai nuostabus pavyzdys, su džiaugsmu. Ir visi žiūri, kas tau, aš gyvenu tikėjimu, aš džiaugiuosi. Na. Taigi, brangieji, mes esame pašaukti, kad iš vidaus į išorę daryti įtaką, o ne atvirkščiai. Mokinamės, brangiai, čia nėra kaltės, ką aš kalbu, nėra kaltės, kadangi Jėzus, šitame tekste Jėzus Petro nekaltina, nesako, tu lūzeris, viskas, iš valties daugiau gyvenime nelipsi, dabar kitas tegul Morkus ar Lukas tegul lipa, viskas, tu susifeilinai. Ne, taip nėra, brangieji, taip nėra ir su Petru toliau vaikščiojo, toliau jis gavo pamokas ir Petras už šitą pamoką buvo dėkingas, bet... Pamatė šitas bangas, protas pradėjo diktuoti savo sąlygas. Ir tai yra kūniška, kada mes žiūrime į aplinkybę savo protų. Ir mūsų protas ką sako? Tai neįmanoma. Tai neįmanoma. Dar nueinam pasikonsultuoti su žmonėm. Neįmanoma. Bet eiti vandeniu, tai yra antgamtiška. Brangieji, čia yra nuostabi žinia. Petras išdrįso gyventi atgamtinį gyvenimą ir sako, Jėzau, noriu gyventi tą atgamtinį gyvenimą, eiti vandeniu. Jėzus sako, kodėlgi ne? Taip. Norit pasakysiu paslaptį, išduosiu. Kiekvienas iš jūsų galite eiti vandeniu. Kažkas tik dalis pasakė. Kitaip tariant, brangieji, pas Petrą širdį baimė ir abejonė. Baimė ir abejonė, bet mes baimė ir abejoniai mes turime priešintis ir įveikti tai tvirtų tikėjimu. Skaityti žodį, melstis ir žiūrėti tai, kas maitina tikėjimą, o ne tai, kas atima tikėjimą. Lyg tai Jėzus ir sakytų, gerai Petrai, tu esi mažatikis, tau užteko tikėjimo, taip, tu savo tikėjimu pasakei, kalbėk Jėzau. Ar tai tikėjimas? Taip. Mes ateinam sekmadienį bažnyčią ir sakom, Jėzau, kalbėk, aš esu pasiruošęs. Ar čia yra tikėjimas? Nu taip. Taip, aš tikėjimu tikiuosi, kad jisai kalbės. Tai yra tikėjimas. Taip, mes ateiname bažnyčią ir tikimės, kad jis kalbės. Ar tai yra tikėjimas? Tai yra tikėjimas. Gerai. Tada jis išgirdo atsakymą. O geras, čia irgi tikėjimo lygis. Kada paskutinį kartą girdėjai iš viešpaties atsakymą? Tai yra tikėjimas.
Galbūt šiandien, per šlovinimą, per žodį, kurį dabar girdi. Vakar vakare gal kai meldėsi, nežinau, atsakymą gauni, aš tikėjime. Jėzus sako, gerai, viskas liuks, kas toliau? Žengti vieną žingsnį iš esamos situacijos. Petras žengė šitą žingsnį. Ar tai yra tikėjimas? Tai yra tikėjimas. Kiti šito žingsnio tikėjimo nedarė. Todėl mes sakome, Petrai, šaunuolis, tu pavyzdys, tu geras brolis. Bet to tikėjimo nepakako toliau keliauti su Jėzumi, eiti arčiau jo. Todėl, ką noriu pasakyti, visas tikėjimas, kuris yra iki šios dienos, aš sakau, taip kaip ir Jėzus Petrui, yra viskas gerai. Tavo tikėjimas yra gerai, bet šito tikėjimo nepakaks eiti į kitą savaitę, į kitą mėnesį ir kitą pusmetį. Reikės daugiau tikėjimo, daugiau pasitikėjimo, nežiūrėti į aplinkybės, bet išmokti tikėjimo žiūrėti į Jėzų. Štai kodėl mes su Jėzumi bendraujame. Štai kodėl jis yra nuostabus, kadangi jis niekuomet nesmerkia. Jis visada padrasina, jis visada pakelia. Ir jeigu tu paprašysi, Jėzau, gelbėk, nesvarbu kokia situacija, jis visuomet išties ranką labai taip greitai, kaip tu net nesugebėsi sureaguoti. Ir žiūrėsi, viskas baigėsi, nebėra. Ištraukė, net nešlapęs. Nespėjau sušlapt, taip greitai suveikė. Lygiai taip pat, kai mes, pavyzdžiui, klausome arba skaitome Dievo žodį, raštas sako, tikėjimas ateina iš Dievo žodžio klausimo. Taip, bet mes išgirstame pamokslą. Namuose, tarkim, nereikia Audrelio pavyzdžių. Namuose užsileidžiat YouTube, garsų pamokslininką, pasiklausot, girdėjau žodį. Wow! Tai yra tikėjimas. Ir per tą pamokslininką tu išgirdai skatinimą gyventi tikėjimu. Ir mes išjungiame savo mobiliaką, išeiname iš namų ir štai prasideda ėjimas vandeniu. Ar aš eisiu vandeniu, ar aš susikoncentruosiu į aplinkybės ir situaciją. Taigi klausimas, dvasinis mąstymas ar kūniškas. Aš jau apie velnio tikslą sakiau, bet dar vienas toks akcentas, pabaigai, paskutinis punktas. Kuo tu ir aš pasitikim labiau ir kuo mes remiamės tokiomis akimirkomis. Aš nežinau, gal kažkas šiandien eina per tokią situaciją. Bet mes susiduriam, į ką mes labiau remiamės, kuo mes labiau pasitikim. Tarkim, jeigu aš paimčiau statybinės kopėčias ir atremčiau į sieną, taip, atremčiau į sieną, aš sakyčiau, gera trama, aš galiu remtis į sieną, taip. Bet jeigu aš atsinešiau kopėčias ir bandyčiau remtis į šitas užuolaidas, būtų nekas. Taigi taip ir mes savo gyvenime, mes, kaip žmonės, mes bandome remti save ne tik į Jėzų, bet vis dar mėginame remtis į kitus dalykus. Kitaip tariant, savo gyvenime mes ieškome atramos. Atramos, į ką mes galėtumėm atsiremti. Kokios tos atramos gali būti? Aš radau keletą, 3 iš jų. Pirmas tai yra žmonės. Brangieji, mes galvojame, kad mūsų atrama yra žmonės. Bet didžiausia atrama Jėzus. Jėzus Kristus, bet praktiškai iš tikrųjų mes kartais galvojame, kad jeigu aš atsiremsiu į pastorių, taip, pastorius padės išeiti visas problemas. Taip, aš esu tam, kad pasitarnaut, patart, padėt, pasimelst, palaimint, pradžiuginti ir panašiai, gert arbatą. Bet iš visų situacijų tik viešpats gali ištraukti. Teisingai. Ir čia mes einame dar giliau, brangieji, kad mes kaip ir gyvename tikėjimu ir to tikėjimo yra. Ir Jėzus sako, viskas tvarkoj su tavo tikėjimu, bet jeigu pažiūrėt giliau į tavo širdies motyvus, vis tiek dar yra išlikęs poreikis remtis į kitus žmonės. Aš noriu pasakyti, brangieji, kad viešpats nori išlaisvinti tave visiškai šitoj vietoj. Taip mes pasitikim, mes bendraujame, mes geriam arbatą, taip. Bet kad visiškai remtis, noriu, kad suprastumėt, čia yra skirtumas. Kad visiškai pasitikėti ir atsiremti žmogumi, Dievas nori išlaisvinti. Ir čia jau yra gelmės, ta prasme, ar aš turiu laisvę nuo žmonių nuomonės. Ir užduodami šitą klausimą, mes kiekvienas turim atsakymą. Ir aš jį turiu, brangieji. Ir aš irgi einu, kaip pasakyti, to tikėjimo keliu ir aš suprantu, kad šitoj vietoje ir man reikia pilnos laisvės nuo žmonių nuomonės.
Kad nesakytų, tarkim, pavyzdys iliustracija. Pastoriau, tavo pamokslai šitie nepatinka, mums pamokslauk aną. Ir Audrelis norėdamas, kad žmonių bažnyčia daugiau likto, ne, kad jie neišsilakstytų, tarkim, ne. Pradeda pamokslauti taip, kaip žmonėms patinka. Ir raštas sako, pradedu dusgenti pagal jums malonę melodiją. Taip. Bet koks mano santykis su Jėzumi? Kas tada? Reiškia, aš remiuosi ne Jėzų, suprantat, aš remiuosi žmogų. Nieko tokio, geri tarnautojai, kurie skatina, kurie mus statydina, brangieji, tai yra gerai. Bet nesudėkim vilčių kaip atramos, kaip tos kopečios, kad mano atrama yra šitas žmogus, nes šita atrama vieną dieną gali subirėti. Ir aš žinau skaudžių akimirkų, kada buvo, tarkim, tarnautojas, lyderis, misionierius, taip, ir jaunimo konferencijos, jaunimo tarnavimai, ir pasitikėjimas, ir prisirišimas, ir daug visokios geros veiklos. Bet štai vieną dieną atsitiko nenumatyti dalykai su misionierium, jis išvažiavo ir daugiau negrįžo. Dėl tam tikrų dalykų negrįžo ir visų viltis sudužo. Sako, aš nesuprantu, kaip tai Dievo vyras. Taip, Dievas jį taip naudojo, kaip tai galėjo būti. Ir žmonėms skaudėjo ilgą laiką. Jie turėjo išsigydyti iš tų skausmų, suprantat? Taigi, atramai žmonės. Atramai žmonės. Ir mes sakome, atleisk Viešpatie, mūsų akis nukrypsta nuo tavęs, kada mes savo dėmesį sutelkiam į žmonės. Ir kažkurį laiką tai padeda, kažkurį laiką tai veža, bet galiausiai mes irgi pradedam skęsti. Antras dalykas yra, pavyzdžiui, dar yra vienas paslėptas dalykas, jeigu Mato Evangelijos 6 skyrių, pažiūrėsim, tai ten kalba apie pasitikėjimą Dievu, taip? 6 skyrius, žinot šitą eilutę, nuo 24 eilutės, čia sako, niekas negali tarnauti dviem šeimininkams, arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba vienam bus atsidavęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Va, dar viena atrama. Čia sako, negali remtis į du dalykus, į viešpatį ir į mamoną. Mamonos dvasia tai yra finansai, turtai. Ir aš sakau, Jėzus sako, gerai, tu turi tikėjimą, tu įžengi išvaltę, žengiai šitą žingsnį. Bet aš noriu, kad tu ateitum arčiau manęs. Bet kad ateitum arčiau manęs, tu turi patirti laisvę ir nebesiremti į mamonos dvasią. Šiandien aš tikiu, kad yra šitas paslėptas, kaip pasakyti, velnio kabliukas. Mes galbūt ir tarnaujame, mes ir gerai atrodome, ir geras liudijimas, bet giliai širdį, kada ateina momentai pasitikėti audrose, mes vis tiek bandome šitas kopečias remti į mamonos dvasią. Ir mes galvojame, kad mūsų sėkmė priklauso nuo finansų, kiek mes turėsim finansų. Kokiom sumom, kokia suma bus ir kaip. Brangiai, ką aš noriu pasakyti, ką Dievo dvasia nori tau šiandien pasakyti, nori visiškai išlaisvinti. Taip, finansai yra Dievo parūpinti tau tai, ko reikia gyvenimui ir dievotumui. Dirbti reikia, bet pasitikėjimo sudėti į finansus, į mamoną, į turtus, į savo pastatus, į savo nekilnojamą turtą. Jėzus sako, aš noriu išlaisvinti, nes tik tai nukreipsi savo akis, į šitos dalykus pradėsi skęsti. Gal ne iš karto pajusi, bet pradėsi skęsti. Ir tu tada užduosi klausimą, palauk Viešpatie, aš noriu eiti toliau tikėjimu. Jėzus sakys, gerai, mažatikį, lipk iš vandens, ištraukė, einam toliau, bet jeigu nori eiti toliau, tu turi išmokti nesiremti į tuos dalykus, kurie yra nepatikimi. Raštas aiškiai sako, kad remtis ir pasitikėti kuo? Tik tai Viešpačiu. Tik tai Viešpačiu. Ir paskutinė nuoroda 2 Korintiečiam 1 skyrius. Dar viena atrama. Tų atramų galite kiekvienas rasti, kiekvienas, kaip jūs norite, bet aš rodau, ta prasme, ką Viešpats vakar vakare parodė. 2 Korintiečiam 1:8. Sako, mes nenorime, broliai, palikti jūs nežinioje apie Azijoje mus ištikusią negandą. Žiūrėkite, apie ką čia? Apie audrą. Mokiniai, ta prasme, audroje. Mes buvome prislėgti daugiau negu mūsų jėgos leidžia. Aha. Taip, kad nebesitikėjome išlikti gyvi. O ko jų tikėjimas? Situacija jos tiek užspaudė, kad jie prarado tikėjimą apie asmenį, kuris yra prisikėlimas ir gyvenimas.
Jie nebesitikėjo, jie nesudėjo vilčių, kad situacija išsisuks taip, aš liksiu gyvas. Nebeliko šansų pasitikėti savimi, nei 1%, suprantat? Vat pateko mokiniai į tokią situaciją, kur negalėjai niekuo remtis, visiškai, nei savo fiziniam pastangom, nei savo draugais, nei savo direktorium, nei savo vyru, nei sutuoktiniu, nei vaikais, nei uošvieniu, nieko, nei pastorium, nieko nebuvo. Ir sako, patekom į tokią situaciją, bet patys savyje patyrėme mirties nuosprendį. Jau supratau, šakės mums tiesiai šviesiai. Kad pasitikėtume ne savimi, o Dievu, kuris prikelia mirusius. Štai. Ar tu manai, kad aš ir tu mes negalim patekti į tokią situaciją? Mes galim, jeigu iš tikrųjų mes sakysime, Jėzu, aš noriu sekti tavimi. Jėzus sakys, tikrai? Jeigu tu nori sekti manimi, tai aš pradėsiu griauti tas atramas, į ką tu remiesi. Ir brangieji, ką noriu pasakyti, šitas gali kelti baimę. Ir va čia gali kelti baimę. Atrama finansais, mamona, atrama į žmonės, atrama į kažką tai, va, į savo galimybės, brangieji. Ar esame pasiruošę eiti į vandenį? Be šitų atramų. Be šitų atramų. Toliau sako, žiūrėkite, 8 eilutė, 10. Jis išgelbėjo mus iš mirties nasrų, ateina Jėzus ir iš tos jūros, kaip ir Petrą ištraukė, iš mirties nasrų ir tebe gelbsti. Šitą eilutę gali būti tau ir man, iš bet kokios situacijos jisai ištrauks, nesvarbu, kokia audra, koks bankrotas ir kaip tu giliai skęsi, nesvarbu vanduo, ar šai, ar dar kažkas, ar kažkokios tai kiti žodžiai gali būti. Juo mes pasitikime, kad jis mus gelbės ir toliau. Bet noriu atkreipdėmėsi į 11 maldą, į 11 eilutę, kalba apie maldą. Jums padedant malda už mus. Čia dar viena pamoka, biškiai į šoną nukrypstam. Mano ir tavo ištraukimas iš jūros yra priklauso visiškai nuo Dievo malonės, bet veikiant tikinčiųjų maldoms. Ar suprantate čia, kaip yra svarbu mums kartu melstis vieni už kitus? Juk mes net nežinome kitą savaitę, į kokią audrą mes pateksim. Todėl mes turime melstis vieni už kitus. Aš noriu paklausti asmeniškai, kada tu meldiesi? Bendrai meldiesi už bažnyčią ar už kiekvieną žmogų? Kas yra maldos žmonės? Iškelk prieš save konkretų žmogų, bažnyčioką, melskis už jį ir laimink jį asmeniškai. Savo maldos kambarėlį. Galima ir visus, nesvarbu. Tai ką aš noriu pasakyti, brangieji, iš visos šitos istorijos apie Petrą. Petras yra šaunuolis, su juo yra viskas gerai, bet atėjo laikas jam augti. Jo tikėjimo negu ištenka tam, kad jis galėtų patirti didesnį, antgamtinį gyvenimą. Todėl jisai nukreipė savo akis ir pradėjo bijoti. Mums nėra ko bijoti. Brangieji, mes gavome nevergystės dvasią, kad vėl bijotumėm. Nėra ko bijoti. Nėra dalykų gyvenime, kurių tu turėtum bijoti. Mano klausimas, ar yra dalykai, kurie tave neramina? Ar yra dalykai, kurie kelia tau baimę? Vadinasi, šitoj vietoje yra ženklas, kad velnias gali naudoti šitą kaip įrankį tam, kad tave skandinti. Vadinasi, išvadą darome tiesiogiai, kad mums reikia labiau Jėzaus. Mums reikia jo pažado, jo žodžio. Vadinasi, jeigu Dievo žodis skaitydavo 15 minučių per dieną, dabar aš skaitysiu 45 minutės per dieną. Tam, kad gauti daugiau tikėjimo, tvirtumo, Dievo žodžio, duonos, jėgos ir išstovėti. Ir sakyti, nesvarbu, kas dešiniai, nesvarbu, kas kairiai, aš einu tiesiai. Aš gyvenu Marijampolėj, man nesvarbu, kas Birštonas, man nesvarbu, kas Klaipėda. Aš važiuoju namo. Teisingai. Lygiai tas pats su Jėzumi. Todėl užbaikime maldą. Tai, ką Jėzus iškėlė, tai, ką dvasia iškėlė. Dieve, mes dėkojam tau, kad tu mūsų nekaltini, nebari už tą tikėjimo lygį, kuriame mes esame. Tu esi pašaukęs eiti į antgamtinius dalykus, viešpatie. Dėkojam tau, Jėzau. Ir ten, kur tu esi, kvieti ir mus eiti. Todėl mums labai svarbu, viešpatie, labai svarbu mums patiems norėti. Ir sakom, net ir noras ateina iš tavęs. Ir noras ir įvykdymas. Tai jeigu Petrui atėjo noras, tai galėjo būti ir įvykdymas visiškai. Ačiū tau šitą pamoką.
Kadangi po šitos pamokos mes matom, kad Petrą ištraukė, jis atsistojo ant vandens ir abudu nuėjo į valtį. Reiškia, jisai suprato savo pamoką. Jisai ėjo vandeniu ir grįžo vandeniu į valtį. Dėkojam tau, Viešpatie, už šitą pamoką. Dėkojam tau, Šventoji Dvasia. Kad tu mus ragini eiti toliau, arčiau, tai, kas neįmanoma, tai, kas yra antgamtiška, tai, kas yra pavaldu tik tai tikėjimu ir tavo žodžiui. Ačiū tau, Viešpatie. Ir į visą tai, ką mes nukreipiam savo akis, ir tai, kas sukelia baimę, nerimą, ir iš tos baimės ir nerimo mes priimam sprendimus, kurie nėra teisingi, Viešpatie, tai yra pamokos. Ačiū tau, kad tu nesmerki ir neteisi, bet tu duodi šitas pamokas. Dėkojam, Viešpatie. Mes išpažįstam tau, jeigu yra paslėptos atramos, į kurias mes vis remiamės. Ir mes kaip žmonės viduje mokinamės remtis lyg tai pilnai tave, bet savaitės bėgiai vis tiek mes remiamės į mamoną, remiamės į kitus žmonės, remiamės į tai, ką mes turim ar tai, ko neturim, į savo galimybės, į savo sugebėjimus, Viešpatie Dieve. Ačiū tau, kad tu mus mokini pasitikėti ir remtis tik tai tavimi. Ačiū tau, kad šita kelionė ir toliau tęsis. Nesvarbu, kiek kartų mes murdysimės savo problemuose, skęsime, mes sakysime gelbėk ir tu visada ištrauksi ir mes toliau eisime vandeniu. Ačiū tau, Viešpatie. Ačiū tau, kad šitie dalykai, ką mes bandome atsiremti ir pasitikėti, Viešpatie, mes prašome išlaisvink. Išlaisvink visiškai, Viešpatie, išlaisvink, kad mes nesusikoncentruotume ir nepasitikėtumėm savo pastangom, kitais žmonėm arba mamonos dvasia. Mes to trokštam, Viešpatie. Ir tam reikia tikėjimo, kad jisai augtų, didėtų ir mes eitumėm iš šlovės į šlovę. Arba kitaip tariant, mes išlaisvintumėm tą tikėjimą, kuris yra mumyse, mūsų dvasioje, naujajam kūriny. Ačiū tau, Jėzau, už laisvę. Ačiū tau. Ačiū tau, Jėzau, kad neteisi už tai, kad mes kartais pasitikime dalykais, kurie yra laikini. Kad tu neteisi, jog mes pradedam šaukti, nerimauti, verkti ir esam tos baimės įtakoje. Ačiū tau, kad neteisi. Tu visuomet esi bet kurioje audroje ir bet kada pasiruošęs ištraukti.